薄紅の雲を切り裂く鉄の雨、誰も知らぬ名もなき。 O dabar žinau, nu pasižiūri tą. Jeigu man kažko reikia kažkokios pagalbos ar kažko, aš tiesiog prašau į Facebooką, kas galit man pagelbėti. Va tiek nori, žinai. Reiškia, tau reikia mašinos, stovės toj 5 ar 8, reiškia. Nu, šitam žmoguje telpa daug kas iš tikrųjų. Ir kuo toliau, to vis labiau tai patiko. Patiko filosofinis požiūris į pasaulį. Vasaros stovyklos startas buvo 250 metrų, o finišas buvo 14 kilometrų. Ta prasme, tu po biškį save išjudini. Ir turbūt didysis pliusas yra, kad jisai iš mūsų išgyvendino aukos, savigailos kažkokius įpročius.